Sveiki gyvi, atostogos baigėsi, tad laida Krepšinio savaitė grįžta į ekranus. Kviečiu žiūrėti. Prieš maždaug 2 mėnesius baigėsi Lietuvos krepšinio lygos praėjęs sezonas, kurio finiše Vilniaus Ryto komanda iškovojo čempionų titulą. Sostinės krepšininkai atkaklioje finalo serijoje patiesė Kauno Žalgirį. Nuo šio triumfo praėjo beveik 2 mėnesiai, o Lietuvos krepšinio klubai nesnaudžia, jie intensyviai pluša vasaros turguje. Tad pradedame BetSafe LKL komandų vasaros turgaus apžvalgą. Lietuvos čempionas Vilniaus Rytas turi atsisveikinti su keletu auksinės komandos narių, tačiau kol kas dabartinė sudėtis atrodo visai neprastai. Komanda ir toliau treniruos Giedrius Žibėnas, o tarp komandos naujokų Ignas Sargiūnas, Martynas Poliukėnas, Savijonas Flagas, Ąžuolas Tubelis. Taip pat sostinės komanda papildė galingai čempionų lygoje rungtyniavęs žaidėjas Javonas Greivsas ir Eurolygos patirties turintis centras Stevenas Synokas. Ryto komandoje ir toliau matysime Gytį Radzevičių ir žinoma kapitoną Margerį Normantą. Toliau žvelkime Kauno Žalgirio komplektaciją. Vienu įdomiausių kito sezono Kauno Žalgirio naujokų pretenduoja tapti Deividas Sirvydis, dar praėjusį sezoną vilkėjęs Panevėžio 7bet Lietkabelio marškinėlius. Taip pat į Kauną sugrįžta Ignas Brazdeikis, Žalgiryje rungtyniavęs 2022-2023 metų sezone. Kaune kitą sezoną rungtyniaus Arnas Mailagičius, Betas Mitčelas, Bryantas Dunstanas, Tylonas Volansas ir Silveinas Francisko. Žalgiriui ir toliau vadovaus charizmatiškasis italas Andrėja Trinkerė. Praėjusio sezono LKL bronzos medalių savininkus Panevėžio 7bet Lietkabelio krepšininkus į priekį kitą sezoną toliau ves serbas Denetas Čanakas. Komandoje Liepos pabaigos duomenimis 6 nauji veidai. Tai Dominikas Steniolis, legionierius iš Ukrainos Aleksandras Kovaliaras, taip pat Jorgas Kalaicakis, Mantas Rupštavičius grįžtantis į Panevėžį, su Kauno Žalgiriu atsisveikinantis Danielius Lavrinovičius ir Marko Pečarskis, legionierius iš Serbijos. Panevėžyje prieš porą metų puikiai atsiskleidė Panajotis Kalaicakis, kuris vėliau perskėrė Eurolygą. Ką gali žinoti, galbūt ir Jorgui pasiseks atsiskleisti Panevėžyje ryškiausiamis spalvomis. LKL vasaros turgaus rubriką pratęsime kitose mūsų laidose. O šią pabaigsime liūdomis nuotaikomis. Liepos viduryje Pasvalio Pieno žvaigždžių klubas Lietuvos krepšinio lygoje oficialiai pranešė, kad susidūrė su iššūkiais surinkti reikalingą minimalų 800 000 eurų biudžetą bei suburti konkurencingą komandą. Klubas pasitraukė iš Lietuvos krepšinio lygos. Stipriausioje šalies krepšinio lygoje Pasvalys praleido 13 sezonų, o debutavo 2011 rudenį. Pastarosius keletą metų Pasvalio komandos rezultatai buvo nesėkmingi. Vien praėjusią sezoną Pasvalio komanda laimėjo tik 5 kartus. O sėkmingiausias Pasvalio klubui buvo 2014-2015 metų sezonas, kuomet ekipai vadovaujant Mantui Šerniui Pasvalio ekipa reguliariajame sezone liko 4. Tai reiškia, kad naująjį sezoną Lietuvos krepšinio lyga pradės su 10 komandų. Sezono startas rugsėjo 21. Štai ir viskas pirmojoje naujo sezono laidoje. Ačiū už dėmesį, iki kito karto.